Taigi, sveiki žmonės, smagu, kad mes vėl kartu žaisime Simsus, bet vienas blogas dalykas, kad ani video buvo labai žemai kamera ir kompiuteris nesimatė, tad aš nieko negalėjau padėti, dėl to atleiskit. Gal pabandysiu kaip nors suredaguoti. Taigi, ir šio video tema tai yra naujas vaikas ir turbūt dar apsispręs. Taip, gerai, mes čia apžvalgykim viską ir nuspręskim. Vilai, langrabai. Taip, to jau. Štai mūsiškiai gotai. Ir šiandienos mūsų tema tai yra naujas vaikas, nauji namai, bet mes nesikraustysime, tik juos perdarysime. Tai, nes vaikui reikia erdvės ir žaisti, tai tas turbūt padės. Ir pas mane kažkas yra pasidarę, kad reikia maždaug kas 3 kartą perinstaliuoti iš naujo. Ačiū Dievui, niekas neišsitrina. Viskas lieka, tad nebijokit. Aišku, jeigu siūsitės tuos papildymus jums 4, kurie yra labai mažai tikslių, tai taip nebus. Jūs nors ir perinstaliuosit iš naujo, gali viską susigadinti, nes tai visai kitaip. Tai gerai, jau girdžiu šitą garsą, tai reiškia, mes jau turime tuoj būti čia. Taigi, mūsų gražuolė laukiasi. Ir tada mes su juo share secret pasidalinti paslaptim. Na. Aš nesuprantu, pas mane visada sustabdo. Auč. Gerai, taigi pradėkime šią video temą, arba mes galime iš tikrųjų ir persikraustyti. Taip, ir kaip aš manau, nuspręsti reikia padaryti, kad čia yra vaikų kambarys. Oh my god, šitą reikia parduoti jau, nes jis toks šlykštus jau, tas namas sugriuvęs visas. Ir tualetas šitas, šlykštesnio nėra, tikrai. Tai gerai, pradėkime nuo vaiko kambario. Aš negaliu tokio padaryti, nes noriu gražaus. Noriu, kad vaiko kambarys būtų labai gražus, stilingas, ramus. Tai lovytę aš parduodu. Gerai, greičiau. Pas mane kažko striginėja labai. Ir mes imsime pačią prabangiausią lovytę. Lovytę. Arba aš galvoju, kad jei būtų patogiau, mes imsime pačią prabangiausią už 12 000 rožinę lovytę. Bet štai tokia, aišku, jinai yra ne vaikam. Bet ir aš šitą staliuką parduosiu, nes jisai tikrai negražus. Aš padarysiu kaip princesės kambarį. Ir štai šitą visas nesąmonės parduosiu baisės. Nes man vaiko kambarys tai yra labai svarbus vien dėl to, žodžiu, man jisai labai svarbus ir aš negaliu padaryti bet kokio vaiko kambario. Taip, čia yra išėjimas į terasą, čia su terasa, kaip fainiai. Kažkas čia buvo, oh my goodness. Jo, oi. Čia terasa labai fainiai, bet jo, labai fainiai tikrai, kad vaiko kambarys turės terasą. Na ir tada, ką aš darau, tai dedu veidrodį, nes vis tiek, žinot, mergaitės turi žiūrėti veidrodį, visada tai būna, niekada nebus, kad mergaitės nepažiūrėtų į veidrodį prieš išeinant. Pavyzdžiui, aš tai bent visada pažiūriu, kad neatrodyčiau tragiškai. Na, čia kažkas man pasidarė. Tai aš dėsiu va tokį veidrodį, visai paprastesnį tada, kad neužimtų daug vietos. Taip ir tada einam į žaislų kambarį, taip, staliuką reikia visada. Aš dedu tokį stalą,
Bet šį kartą dėsiu tokį, nes šito daug gali pasirinkti spalvų, man tas patinka. Šitas stalas irgi yra prabangus, aš negaliu sakyti, jisai baisus, nes jisai tikrai labai fainas. Ir dedu kėdutę, vat štai šitokio kaip panelį, tai reik. Kažkodėl neleidžia. Ai, tu kėdutė. Va tokio, kažkodėl man neleidžia. Tai turbūt blogai padėjau stalą. Ir bandykime dabar kėdę įdėti. Man patinka dalykai, kurių daug yra visokių pasirinkimų. Ir visada ne pro šal būtų padėti ant stalo tik ne muilą, nagų laku. Oi, kaip palu. Tai pieštuku. Tai va yra mano vaiko kambarys. Tada aš visada dar padedu šitą mielą vienaragiuką. Toks mielas man. Šitą dedu šičia į kampą. Ir lėlių namelį. Taip, ir lėlių namelį. Aišku, šičia yra modernus namas, bet čia yra daug gražesnis, tik aš nesuprantu, kodėl nes buvo sulaužytas. Arba aš iš vis lėlių namo gal nedėsiu, nes tai tikrai daug vietos užima. Ir man tas labai nepatinka. Taigi, vat ir mano vaiko kambarys. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi. Jums patiko šis video, taip laikinam, komentuojam bei subscribinam ir laukiam mano naujojo video. Iki. Ouch.